Sveiki visi. Į telefoną gavome pranešimą iš VMI apie nedeklaruotas pajamas. Pranešime rašome, kad nedeklaravome pajamų už 5797 eurus ir 83 centus. Norėdami peržiūrėti, naudokite šią nuorodą. Ir yra aktyvi nuoroda teismai.lt-doc-e-informacija.net. Išties dabar yra mokesčių deklaravimo laikas. Ir panašaus pobūdžio žinutės iš valstybinės mokesčių inspekcijos mums gali pasirodyti labai realios. Tačiau neskubėkime daryti išvadų, neskubėkime spausti nuorodos ir pažiūrėkime atidžiau, ką mes gavome. Visų pirma, atkreipkime dėmesį į telefono numerį, kurį matome štai čia. Telefono numeris prasideda +49, akivaizdu tai yra nelietuviškas telefono numerio kodas. Jeigu siūstų valstybinė mokesčių inspekcija mums pranešimą telefonu, tai kodas būtų +370. Taigi šis telefonas yra nelietuviškas ir mums turėtų kelti didelį įtarimą. Šis pranešimas yra siūstas iš Vokietijoje registruoto telefono numerio +49 yra vokiškas kodas. Taigi kodas yra nelietuviškas ir tai turėtų mums būti pirmas signalas, kad čia kažkas negerai. Skaitykime toliau. Atkreipkime dėmesį į tekstą. Jūs nedeklaravote pajamų už 5797 eurus 83 centus. Norėdami peržiūrėti, naudokite šią nuorodą. Matome, tekstas parašytas neprofesionaliai. Valstybinė mokesčių inspekcija rašytų tekstą profesionaliai, be gramatinių klaidų, nenurodytų jie tikriausiai tikslios sumos, už kurią yra nedeklaruota pajamos. Ir jie tiesiog rašytų lakoniškai, yra kažkokia problema ir prašome jungtis į valstybinės mokesčių inspekcijos oficialų puslapį. Ir tikriausiai, kad jie nepridėtų aktyvios nuorodos. Atkreipkime dėmesį į aktyvią nuorodą teismai.lt-doc-e-informacija.net. Tai yra galūnė, pabaigoje yra net, mums turėtų irgi kelti įtarimą. Antra, tai pranešimas gautas iš VMI, iš valstybinės mokesčių inspekcijos, tačiau nuoroda yra teismai.lt. Taigi, 3 indikacijos, kad čia yra kažkas negerai ir nuorodos spausti negalima. Tai ką daryti gavus tokią žinutę? Visų pirma, ją reikėtų uždaryti, ją nekreipti dėmesio. Jeigu jums yra neramu, uždarykime žinutę. Jeigu jums neramu, jungiamės į oficialią valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę, atidarę atskirą naršyklę, ne per nuorodą esančią telefone atsiųstoje žinutėje, bet per oficialią naršyklę. Tai yra labai svarbu. Prisijungiame ir ten mes rasime visus oficialius valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimus. Taigi, šios nuorodos spausti nevalia, bet mes visgi padarėm tokį dalyką, kurio negalima daryti ir mes nuorodą paspaudėme. Kas atsitiko? Štai, išmetė tokį raudoną langą, kuriame parašyta pavojinga svetainė. Svetainės, kurioje ketinate apsilankyti, atakos vykdytojai gali apgaulę priversti jūs įdiegti programinę įrangą ar atskleisti informaciją, pavyzdžiui, slaptažodį, telefono ar kredito kortelės numerį. Chrome primygtinai rekomenduoja vėl naudoti saugos režimą. Kas įvyko, tai antivirusinė programa suveikė, ji pažino, kad šioje svetainėje yra galimai kenkėjiška informacija, o jinai tikrai tenais yra, matėme iš teksto pranešime esančio, iš telefono, iš tos nuorodos, kurią jau aptarėm, kad čia slypi sukčiai. Taigi, antivirusinės programos veikia, jas reikia naudoti ir jos gali apsaugoti jūsų duomenis ir jūsų turtą. Būkite saugus, saugokite savo duomenis ir neįkliūkite į sukčių pinkles.